Ar pamena tą faktą, kaip GTA 5 sumušė pasaulio rekordą ir per 3 dienas uždirbo $1 milijardą bei tapo sėkmingiausiu visų laikų pramogų pasaulio produktu? Na, labai tikėtina, kad GTA 6 šį rekordą sudraskys į gabalus ir kiti žaidimų kūrėjai tai labai gerai žino. Leidėjai jau nerimauja ir bando nuspėti, kada savo žaidimų geriausia neleisti. Juk paskutinis dalykas, ko jie gali norėti, tai išleisti savo žaidimus tuo pačiu metu kaip GTA 6 ir konkuruoti dėl žaidėjų dėmesio bei pinigų. Pasak patikimų šaltinių kalbėjusių su Bloomberg, kai kurios didelės žaidimų kompanijos iki paskutinės minutės bando atidėti savo naujų žaidimų išleidimo datų paskelbimą, ar net apskritai perkelti jų išleidimą į 26 metus, tikėdamisi pirmą sulaukti GTA 6 išleidimo datos. Kol kas Rockstar naująjį GTA planuoja išleisti 25 metų rudenį. Bet būkime realistai, žaidimų išleidimo datų nukelimas vieną ar net 2 kartus jau tapo įprastu reiškiniu žaidimų pasaulyje. Nepaisant to, vien mintis apie konkurenciją su GTA 6 verčia kitas didelės kompanijas drebėti iš baimės. Ir nieko keisto kodėl. GTA 6 jau sukėlė bangas, sumušdamas YouTube rekordą, kaip daugiausiai peržiūrų susilaukęs ne muzikinio video debiutas. Žaidimo traileris per 24 valandas surinko net 93 milijonus peržiūrų. Tokio susidomėjimo negali ignoruoti niekas. O šiaip kas dar įdomu, tai kad GTA 6 žada turėti online režimą, kuris greičiausiai bus panašus į GTA 5 online modelį, kurį kūrėjai nesidrovėdami melžia daugiau nei 10 metį. Nu tai turbūt GTA 7 pamatysim tik po 4 pasaulinio karo. O ką jūs? Laukiat GTA 6? Kaip manot? Vėl bus mušami rekordai ar per daug čia to hypo?